Labas. Pasirodau. Bandysiu greitai, nes ir su 2 vaikais šią savaitę buvom pabėgę 3 dienom iš Lietuvos, tai parodysiu šiame video, kur mes buvom pabėgę. Reikia pakalbėti, kol nepradėjo labai pykti vaikai, ypač mažiausias, nes truputį be kantrybės jau. Ir matau, artėja audrūs debesis. Žodžiu, tai kas manęs nepažįsta, esu Tija, Mažųjų ritmų ir Mamos linija įkūrėja. Ir šie video vlogai skirti toks iššūkis 52 savaičių, kai bandau pakeisti savo ir savo šeimos gyvenimą kardinaliai. Ir čia fiksuoju, ką reikia padaryti, ką padariau, kas pavyko, nepavyko. Tai toks savotiškas dienoraštis video formatu. Ir praėjusią savaitę sakiau, kad man reikia išsigryninti kokias 3 paslaugas, ties kuriomis fokusuosiuos, bei kanalai, per kuriuos, komunikuosiu apie juos. Tai aš susirašiau, kad turiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 paslaugas. Iš jų išsirinkau 3 ir plus 1 dar papildomai, nes vis tiek, kadangi vedu dabar YouTube vlogą ir plus turiu auditorijos šiek tiek susirinkusi, tai galiu kai ką ir papildomai pasidaryti, bet toj apie viską iš eilės. Tai pasirinkau veiklos monetizaciją, nes mane tai veža. Man patinka pamatyti galimybės ten, kur žmogus jų nepamatė. Ir ne tik galimybės, bet ir prisiminiau vieną moterį, su kuria kalbėjau prieš porą metų, kuriai vedžiau veiklos monetizaciją. Ir jinai tiesiog sako, aš nežinau, čia kažkaip imti pinigus, čia kažkaip, ir aš tiesiog ją padrąsinau, sakau, bet tavo laikas, tu sakau, sukuri tokią vertę, nes organizuodavo mamoms tokius išvykimus su vaikais, tai vis tiek laikas, resursai, energija, ir žodžiu, tai po mūsų tos konsultacijos, jinai susikūrė vienoje platformoje profilį, ir per 1 valandą uždirbo jau 30 eurų. Tai mane visada veža tokie dalykai, džiaugiuosi už žmogų. Ir tai vienas pirmųjų, kur koncentruosiuos, tai veiklos monetizacija, tada 1 mėnesio mentorystėje, tai čia gal daugiau mamoms, bet tinka tikrai visoms moterims, kurios nori išsigryninti savo pagrindinį galbūt tikslą, sakau, su 2 vaikais. Ir tai tiesiog duodu tam tikras užduotis, atlieka ir tiesiog pamato, išsigrynina, kas yra jų, o ne kas yra primesta aplinkos. 3 būtų veiklių moterų klubas. Čia mes susitiksime kiekvieną antradienį. Dabar tik bijau suklysti su valanda, bet mūsų Contribui tikrai yra viskas parašyta. Aš paliksiu komentaruose nuorodą. Ir kaip papildoma, kaip minėjau, ką norėčiau dar iš ko uždirbti, tai būtų reklama. Tai kol kas reklamuoju mūsų mlinija.lt, kurioje galima įsigyti šias visas paslaugas ir plus dar turime ir prekių kelias įkeltas. Taip pat tai gali būti dovana tiek savo, tiek ir draugiai. Tai tikrai nepamirškime ir kitų žmonių, jeigu artėja gimtadienis, ar tiesiog žinai, kad tavo draugė galbūt turi pradėjusi veiklą arba turi idėją, bet nežino, ką su ta idėja daryti, tai tikrai drąsiai gali kreiptis. Ir turbūt tiek apie tas mano paslaugas. Beje, jeigu neprenumeruoji šio kanalo, priminsiu, tai spausk mygtuką prenumeruoti, kad nepraleistum šių visų vlogų ir galėtum matyti visą tą kelionę. Taip pat spausk like po šio video ir pakomentuok,
kuri galbūt tau paslauga įdomiausia, ar norėtum daugiau apie ją sužinoti, tai gali pakomentuoti ir tokiu būdu padėsi šiam kanalui augti. Va. O grįžtant per kur komunikuosiu, tai faktas, kad Mažųjų ritmų Instagramas plus Facebookas, per naujienlaiškius galvoju dėl Facebook reklamų, nes kaip tik neseniai kalbėjausi su kitos srities atstovė, jinai dirba grožio srityje, tai vat jinai minėjo, kad jai pasiteisino Facebooko, ne Instagramo, o Facebooko būtent adsai. Tai žiūrėsim, gal išbandysim ir šitą kanalą. Tuomet, žinoma, lankytis įvairiuose tokiuose, tai klubuose, bet žodžiu, kur susitinka moteris ir dalinasi kontaktais apie savo veiklas ir panašiai. Esu prie klaustuko pasirašysi asmeninį Facebooko profilį, bet jeigu aš komunikuosiu per ten, manau, man truputį reikėtų jį dar šiek tiek prasivalyti. Tada šis YouTube kanalas, kuriame aš apie viską ir pasakoju. Taip pat partnerių paieška, labai neišsiplėsiu, ką čia turiu mintyje. Apie tai pasakoju konsultacijose. Ir dar yra keli kanalai, bet sakau, kol kas, ką galėjau, tą nemokamai pasakiau. O visa kita būna konsultacijose. Ir kol kas tiek tada. Kviečiu pasižiūrėti, kaip mums sekėsi šias dienas, ką mes nuveikėm ir kur buvom pabėgę 3 dienom. Jo, ir jie po to vietą, pasidėtum, ne? Jo. Žinai, kaip pabėgina. O jau antrą kartą neišpakuosi, jeigu jie išpakuoja. Tipas turi veikti, prašau jums. Labai ačiū. Labai prašom. Širo dėkuju. Aš dar pabaigti valgyti. Oho, išlaiko. Neklausiu, mes paprašėm 4 kilogramų. Čia kokie 8. Nežinau, čia kokie 5 gal, bet nežinai daug. Mes skaičiavom plius minus, kad po 300 gaudamas. Žinai, ne? Ne. Aš tai galvoju, kad šakutę turi, Augustai? Šaukštelių, čia prinešiau tokių kažkokių. Ai, panosį guli ir nieko nematau. Va, prašau. Paduosi kaip įtą? Tai palieku čia. Tai Natalija, gerai? Pakvies. Teta Natalija. Nu, to ateis. Čia prie kitų išgirstų norų. Smulkmenėlė. Per vakar. Ačiū, labai ačiū. Na ką, esu truputėlį raudona. Ką tik po kovido veido masažo. Tai ačiū Julijai, kuri padovanojo man šitą dovanų kuponą. Labai fainas, labai patiko, bet klausia, kaip jaučiuosi. Tai sakau, tokia lengva. Labai patiko, tikrai pirmą kartą dariausi. Tai labai rekomenduoju, manau, kad dar kartą jau pati pasidovanosiu kada. Kokią nors ar progą, ar ne progą, žiūrėsim. Tai tai parodysiu tos meistrės kontaktus. Va, dariausi pas Liną Verbienę. Tai tikrai labai rekomenduoju.
pas ją apsilankyti. Žinau, kad ir Britvelė yra, bet šiaip rekomenduočiau asmeniškai susitekti ir užsirašyti. Ir kadangi radom bendrų temų, tai visą 1,5 valandos prapliurpiam, prisijuokėm ten, žodžiu, labai tikrai, labai fainai praleistas laikas, labai patiko, norėsiu tikrai kartoti. Va, aš tokia pleputė. Tiek antakius, jeigu darausi, ar ne aš darausi, man meistrai daro, ar kokius nagus tvarko. Nu, visada prapliurpiam, atrandam kažkokių bendrų temų, prisižvengiam. Nu, žodžiu, tai tikrai labai faina meistrė, labai rekomenduoju. Ir varau aš pasiimti mažosius iš darželio. Ir šiandien trumpesnę dieną padarėm jai. Bulvių košė buvo su bulvyte. Man nepatinka bulvių košė su bulvyte. Nu, žiūrėk po kojom, gerai? Ir tada pavalgysim likusių. Aš neįpažįstamas, nekreipiau dėmesio.
Štai nelabai žinok. Gali paliest, pažiūrėt, ar šiltas vanduo. Ateik, pažiūrėk, Gabita, šiltas vanduo. Šiltas? Ne, nešiltas. Bet čia tikrai pažiūrėk, kokia didžiulė. Pažiūrėk ten. Aš mėgstu labai ten. Nu. Kaip žinai, kaip siauru, kaip saldu. Net. Nu, gausi? Gausi. Čia nebuvo. Viršų? Ledų. Na. Na, dėk. Žiūrėk, pasmeigiam, Pasmeigiam kaip kalytės kiaušinį. Na ką, tik baigiau filmuoti pirmąją įžangą savo ir prapliupo lietus. Ir dar geriausia su griaustiniais. Tai va, tai ačiū, kad likai iki pat galo šio video. Tikiuosi patiko. Priminsiu, kad jeigu neprenumeruoji šio kanalo, tai spausk prenumeruoti, like po šio video ir pakomentuok. Gali pakomentuoti, galbūt turi kažkokią idėją, bet nežinai, ką su ją daryti, galbūt jau esi pradėjusi veiklą, tai smalsu sužinoti, kokią veiklą. Galbūt neseniai pradėjai Instagrame savo karjeros kelią, kaip aš vadinu. Tai labai smalsu, tikrai drąsiai komentuok. O aš kitai savaitai išsikeliu tada sekantį žingsnį, surasti pirmuosius partnerius, su kuriais galėčiau dirbti, bei ieškosim pirmųjų klientų. Tai va. Tai palieku mažų ritmų Instagramo QR kodą čia, gali mus pasiekti. Ten karts nuo karto dalinuosi, ką per dieną turiu padaryti iš darbų. Ir taip pat palieku mlinija.lt. Gali nusiskenuoti ir pasižvalgyti po mūsų paslaugas, įsigyti tokiu būdu ir savo arba draugiai
padėsi. Taip pat mūsų šeimai ir tokiu būdu galėsiu toliau prasmingą veiklą tęsti, tai mamos linija, tai labai kviečiu pasidairyti. O šiam kartui tiek. Ačiū, kad buvai ir iki sekančio karto. Ateik pažiūrėk, bitė, aš šiltas vanduo.